Didžiausias sėklų potencialas yra tuomet, kai jos įterpiamos į žemę. Tam tikslui, norint paruošti tobulą sėklų guoliavietę, reikia įvertinti keletą dalykų. Pradedant nuo žemės po sėklą, mūsų svarbiausias uždavinys, kad sėkla pasiektų drėgmė, nes jos reikia išbrinkimui. Taigi, kad ta drėgmė būtų pasiekiama, mums reikia sutankinti dirvožemį, bet ne per daug, nes po to šaknis nori skverbtis į dirvą ir todėl dirvožemyje mums reikia tam tikro porėtumo. Todėl suformuojame taip vadinamą nuo išgarinimo apsaugantį barjerą. Smulkus dirvožemis taip pat prisideda prie temperatūros pakelimo aplink sėklą. Temperatūra yra labai svarbi siekiant greito sudygimo. Lauko paviršių turime paruošti taip, kad jis būtų atsparus oro sąlygoms. Tai darome atskirdami šiek tiek didesnius dirvožemio darinius ir palikdami juos paviršiuje. Tobula sėklų guoliavietė suteikia pasėliams gerą pradžią ir maksimaliai padidina jūsų derliaus potencialą.